Baiginėjau vieną darbą, tokį žieminį peizažą iš Oveno. Jau yra, viskas išsiuvinėta, net turiu pailginus iki A4, kad būtų viršui pridėjau. Tiesiog ten viršui pusiniais kryželiais, tai maždaug į tą temą ir ten vienas spalva užsisiuvinėja vienu siūlu. Ir liko tik tai išsiuvinėti prancūziškus mazgelius. Schemai ten dauguma eina kryželiais tų snaigių, o aš siuvinėjau. Esu anksčiau siuvinėjus dar vieną darbą iš tos pačios serijos, iš 3, turiu visus 3. Ir paprastai aš ten nesiuvinėjau kryželiais tų snaigių, aš siuvinėjau prancūziškais mazgeliais. Ir čia pradėjau prieš kažkiek dienų siuvinėti tos mazgelius, siuvinėjau šiandien ir kažkaip žiūriu. Nepatinka jie man visai čia. Tokia saulėta nuotaika darbe, grinai tokia graži, šilta šviesa. Atrodo, kad saulė šviečia. Prie ko čia tas sniegas? Ir taip kažkaip nefainiai atrodo. Ankstesnis, kurį siuvinėjau, toks geltonas namukas, geltonas su rudu. Tai ten tokia yra apsiniaukus nuotaika. Tiesiog pats nėra tos saulės šviesos, o čia taip gražiai išgalvoja. Nesinori man čia siuvinėti šitų. Ir man atrodo, aš tiesiog paimsiu ir išardysiu tos prancūziškus mazgelius, kuriuos turiu išsiuvinėjus. Ir aš paliksiu jį be mazgelių. Kaip jums atrodo? Reikia čia sniego ar nereikia? Na ką. Ir baigtas darbas. Prancūziški mazgeliai išardyti. Ir viskas. Pirmas kovo pabaigtukas. Pabaigiau vieną iš didžiausių elementų, tiksliau antrą pagal dydį šitam darbe. Tikrai užtruko, kol aš jį išsiuvinėjau, ypač su visais ardymais ir viskuom. Tai šitam elemente panaudojau 4 siūlų spalvas. Ir pačia tamsiausia, ta, kuri atrodo kaip vyšninė, tai siuvinėjau vieną giją, kad būtų šiek tiek šviesesnis tonas, negu iš tikrųjų yra siuvinėjant, jeigu būtų siuvinėjama 2 siūlais. Tai čia tokia yra segmentinė žvaigždė su visokiais augaliukais ir dar žvaigždelėm kraštuose. Ir jisai man primena mažosios Lietuvos audinius. Tarkim, prijuosčių audiniuose gana dažnas motyvas būna, ten viskas raudonai. Audžiama yra raudonai ant balto fono, konkrečiai šitas prijuostės. O aš išsiuvinėjau tokią kombinaciją, kuri man asocijuojasi su pajūriu, su jo žolytėm visokiom, su smėliu. Ir žinoma, pačiu vandeniu ir tuo dangum, kurios toks didelis ir beribis virš Kuršių nerijos. Tai taip. Pasiėmiau pasiuvinėti Wonderland Crafts A-Owl, tai apie pelėdą, A raidė lygu pelėda, tai čia centrinė išsiuvinėta. Ir šiandien taip pasiėmiau netyčia ir pasiekiau ir išsiuvinėjau tiksliau 3 kampą iš 4. Tai čia liko, tarkim, gal 3/3 koks darbo. Seniai buvau siuvinėjus šitą darbelį, tai džiaugiuosi, kad pasiėmiau. Noriu pasidalinti vienu iš procesų, neseniai pradėtų, kurį laiką čia nesiuvinėjau, bet šiom dienom, nuo vakar skaičiuojant, pykšt paėmiau ir visai neblogai pajudėjau. Tai čia yra DMC raudonosios langinės, pas mane bus baltos langinės. Tai tiesiog namukas su langiniam. Ir aš vis tik tai išsiuvinėjau praktiškai 1/3 namo, visą apačią čia nuo vidurio. Ten vidurinis langelis, čia kraštinis langelis, kraštinį langelį, dekorą ir pasiekiau ir vieną namo kampą, ir vieną stogo kampą. Bandau jums parodyti, kaip
mezgu tinklą. Irgi gali drebėti, nes aš čia prisikabinu su tokiu lankščiu stovuku prie apykaklės. Tai mezgu tinklą mūsų muziejaus senojo arsenalo tokiam edukaciniam nameliui iš virvučių, kurias padarė savanoriai. Irgi rankom savyje iš linų. Ir užduotis buvo, kad paskui iš jų būtų pagamintas tinklas. Tai va, tinklai mezgami yra naudojant kokią nors lentelę plokščią. Tai čia irgi tokia apdrožta su peiliu savo laiku. Ir akelė po akelės yra suneriama. Ir žvejybinis mazgas skiriasi nuo visų kitokių tokių paprastesnių tuo, kad jis nejuda. Jeigu teisingai padarytas, jisai nejuda. Bet, tarkim, tinklo pradžioj, čia buvo tokie kilpiniai mazgučiai, tai jie slankioja. Tai jie juda, o žvejybiniai mazgai nejuda. Šiaip be galo daug reikia virvelių. Tai tarkim, čia šitą sunaudosiu ir dar be galo daug metrų. Labai neromantiškas būdavo žvejų gyvenimas, jeigu ką. Pasėmiau pasivinėti bijūnus. Ir vis tik tai pakankamai džiaugiuosi, kad stalas jau yra visas baigtas. Tai liko pasiknaisiot bijūnę ir tik tai žolė. Tai iš viso apie 3,5 tūkstančio kryželių ir 4 su trupučiu procento. Kaip kartais gyvenime būna, mane ištiko pradėtukas. Netyčia vienam iš portalų radau šitą rinkinuką kavos saugotojai su visais šitais mielais puodeliais ir kavos dvaselėmis. Ir vakar kažkaip supratau, kad man reikia kažką pradėti. Štai vienas iš puodelių jau ir yra su savo dvaselė. Na, o dabar parodysiu dar vieną nuotykį, kuris vadinasi netikėtas pradėtukas ir pabaigtukas. Tai kai pradėjau siuvinėti vieną iš kavos saugotojų, tai sugalvojau, kad reikia draugiai Romenai išsiuvinėti atskirą puoduką su jos kate. Čia irgi panaudojau likučius, kokius turiu, ir formą ir visą kitą. Tai kaip buvo schemai, tik ten puodelis yra rudas su oranžiniais taškučiais, o aš padariau žaliai mėlyną. Ir maždaug tokia katė, kokia jos yra, tik jos katė yra pūkuotesnė, labai pūkuota. Na, bet man gavosi tokia. Čia yra rėmelis iš Temu toks medinis, tai čia irgi dar niekas nesurinkta, čia reikia prisukti, tik nudažiau aš jį, buvo medžio spalvos, tai reikia prisukti atgal spaustukus, priklijuoti mano pinkypą, aš padariau kaip pinkypą truputėlį, tokį išpūstą, siuvinėjau ant mano pačios dažytos kanvos likučio, dažytas arbata, tai toks.
ką, štai ir baigtas trečias kampas iš 4. Čia yra Fox and Rabbit Designs stalas, šeima ir draugai. Ir 3 paskutinės eilės elementai. Tai va šitą viršutinį pabaigiau Romui, va šito irgi va jau grįžus patį kampinį išsivinėjau ir šitą išsivinėjau šiandien. O čia pat miega Pūkelis. Ir ką, išaušo diena, kai norisi parodyti dar vieną pradėtą ir pabaigtą darbą, jau paskutinį pabaigtuką šį mėnesį ir net dovanų. Jeigu kas žiūri Trūtos kanalą, aš pridėsiu pavadinimą, jinai pasidalino jau savo išsiuvinėtą schemą. Ir irgi, kadangi tai jau yra antrą kartą išsiuvinėjama schema, žiūrėjau, kaip būtų galima paremti autorę tiesiogiai, bet pasirodo jau yra išėjusi jinai į pensiją. Bet žiūrėsim, gal kažkaip kitaip būtų galima. Bet nesmė, šita frazė mane labai motyvavo ją išsiuvinėti. Tai ten išsiuvinėjau per 3 dienas. Man atrodo, per 3 dienas ir panaudojau spalvas, visi pereinamų spalvų dėmesys siūlai maždaug pagal viršelio spalvas. Autorė naudojo, man atrodo, toj pasižiūrėsim kino. Vyksta Works ir Sampler Threads rankų dažymo siūlus, o aš panaudojau DMC. Tai daugumas spalvų atitinka, plius minus. Čia tarkim, šita žalsva turėtų būti baby spinach, jaunų špinatų, bet tai čia, tarkim, yra tokie jauni špinatai, kurie dar antiek jauni, kad dar nematė saulės, gyvenė sunkiose sąlygose. Ir čia, žinoma, šita frazės dalis ir yra tokia blankiau parašyta ir dar paslėpta tarp taškelių, kad jokie perskaityti ir suprasti neverti asmenys negalėtų to padaryti. O apatiniai daliai vietoj baklažano spalvos naudojau vieną iš DMC Coloris siūlų, kuris kaip tik turi tą tokią baklažaninę spalvą, bet ir kitokių spalvų turi. Ir rožytės siuvinėjau ne koralų, tokia švelnia rožinė. Čia irgi tiek šita žalsva, tiek rožinė yra šviesesnės dalis tų siūlų. Tai čia 94 ir 99 spalvos, kurios turi labai labai ilgus perėjimus. Tai labai linksmas motyvacinis. Net kreta mano telefonas nuo juoko, nes filmuoju iš rankos. Motyvacinis pabaigtukas ir reikia dabar sugalvoti, ant kokio audinio jį išsiuvinėti antrą kartą vienam bičiuliui, kuriam galvoju, kad būtinai reikia jam išsiuvinėti. Galbūt, net tam tai padarys iš Rūtos gautos dovanėlės, tai yra 2 puikūs audiniai. Jinai žmogus manęs klausia, turiu čia 36 kaunto dulinus gabaliukus, man jie nepatinka, nelimpa, gal tu naudoji. Sakau, tai yra mano mėgstamiausias kauntas, 32 ir 36. Jums šitas spalva šiaip atrodo tokia blankiai ruda, bet iš tikrųjų jinai yra gražiai sodriai ruda, kažkas tarp cinamono ir kakavos. O šita morkinė, taip ir vadinasi Spicy Carrot, tokia net netiksliai išvertus bus su išdykusi morkytė. Jinai gan neblogai jums persideda. Tai galbūt net ant kažkurių iš šitų. Bet aišku, labai geras spalvos. Rūta, aš labai džiaugiuosi, kad tau nepatiko ant jų siuvinėti, už tai man neabejotinai labai patiks. Dar kovo mėnesį dariau užsakymą iš rankdarbių parduotuvės. Tai pirkau siūlų siuvinėjimo ir taip pat įvairių audinių. Tai su dalim iš jų aš jau šį bei tą nuveikiau. Tai pavyzdžiui, su Evo 28 kaunto aš tokį rimtą gabalą pasiėmiau ir murktelėjau į arbatą. Tai galimai ant šito atrėžto gabalo aš siuvinėsiu
Tuo ištrauksim, aš siuvinėsiu. Jūs fone girdit viską judant, viską šuršant. Va šitą abėcėlę, nes šitoks iš didesnių darbų. Ir manau, galimai ant va šito Evo, tokio vintažinio pabuvusio, šitos vintažinės raidės su augaliukais gali atrodyti visai neblogai. Na ir dar toks mažesnis gabaliukas murktelėjo į šalavijo arbatą, ypatingai nenusidažė, matot, kad palyginus su sendinta balta, nu tai jis ir yra toks šiek tiek kaip ekriaus spalvos su dėmelėm, tai irgi kažkokiam nedėliam darbeliai bus. O dar arbatai pabuvojo didelis lino gabalas 35 kanto. Ir kodėl jis joje pabuvojo ir kodėl aš jį pirkau. Ogi todėl, kad... O ko tu apsivertęs? Ko tu aukštyn kojom? Kas tau atsitiko? Kas tave tai padėjo? Nu negi aš. Todėl, kad man taigi mirtinai reikia pradėti Modern Folk Embroidery šių metų salą. Su visokiom giliam, elniais, gelytėm, paukščiukais ir viskom kitkuom. Ir kadangi praktika parodė, kad ant 40 kaunto va tokio tamsiai pilko lino man vis tik tai sunkoka siuvinėt, tai va, įveikiau tik mažą elementą. Tai vis tiek reikia 35 arba 6. Tai paėmiau va ir nusidažiau. Tai irgi šiaip gan tamsiai nusidažė. Nu, pirmas murktelėjimas į arbatą, bet esu labai patenkinta. Viskas nelyginta, viskas nemėtyta. Tai bus išlyginta, bus apmėtyta ir bus pradėta. Kad, kaip sakoma, vieno lino gabaliuko ir ten 100 spalvų siūlų nesisiūst, reikia atsisiūst dar kažką. Nes trūksta man kartais pasirinkimo. Tai pasėmiau Vintage Dune 32 kanto ir jo gabaliukas jau va įdarbintas su kavos dvaselėm. Dvaselių kelionės ir klejonės galite matyti Instagram'e ir Facebook'e. O taip pat pasėmiau belenkokio mėlumo, tokį švelniai žalsvą su tokiam šakelėm, nes noriu siuvinėti ant jo Barbaros Anos vieną tokią schemutę, kur povelė yra tokia su raktu. Ir dar kažkaip šitas įkrito su šitais pieniopukais, nes, kažkaip, reikia čia kažko, labai reikėjo. Dar nežinau kam, bet labai reikėjo. O šitas, Vintage Coffee, tai jis toks iš mano namų audinių, tai tikrai irgi neliūdės ilgai. Ir dar norėjau jums labai parodyti antrą mano kovo mėnesį pabaigtą darbą, tokį gana didelį pagal matmenis. Tai yra Jardin Privé avyčių istorijos, visas 4 dalys viename. Ir jisai toks yra didelis, kad va, aš jį bandau, kaip čia parodyti, va, kaip galiu. Siuvinėjau ant 14 kanto kanvos mano dažytos arbata su DMC ir ne tik pereinamus spalvų siūlais ir nepereinamų. Tai dalis yra pagal spalvų raktą, dalis kaip man atrodė. Ir kaip galit pastebėti, prancūzų autoriai greičiausiai tikrai nedarė lietuviškų užrašų, aš juos jau pati susigalvojau, išlaikydama šriftą toj vietoj, koks turėtų būti. Nes visur ten buvo tiesiog alfabetai, abėcėlės. Tai aš sugalvojau, kad man reikia kažkokių motyvuojančių frazių. Tarkim, čia turėjo būti baigimo data, tai aš siuvinėjau avytės. O kodėl aš išsiuvinėjau avytės? Todėl, kad kažkur turėtų būti data baigimo metų kitur. Ir šičia buvo originalia skaičiai nuo 1 iki 0, maždaug nuo 1 iki 10, tik tai aš pasirinkau čia pridėti bitučių ir drugelių. Nes kaip irgi visur jau iš tiesiog abėcėlių keičiau į frazes, tai pagalvojau, reikia ir ten pakeisti. Tai va, o daugiau visokie šitie dalykai yra belenkokio mielumo. Paukšteliai vienur yra mėlyni, va čia aš įdėjau oranžinį, nes pagalvojau, kiek galima tų mėlynų. Ir aš manau, dalis šitų mažųjų
siužetukų jie tikrai bus siuvinėjami atskirai, nes va, šitas tai jau siuvinėtas 3 kartą iš viso. Šitas turėtų būti siuvinėtas, o šitas avyčių sūris turėtų būti siuvinėjamas. Nu, va šitą yra belenkokia meloma, o jau ten verpėjėlė su avytėm irgi. Nu, belenkaip. Arba va šitą avytę su tulpe. Nu, vienu žodžiu, kiekvienam savo. Man visi šitie tokie primityvūs sempleriai yra labai žavingi tuo, kad va ten 3 kryželiai ir bitutė. Nu, kaip kas gali būti žaviau, negu 3 kryželiai, iš kurių gaunasi bitutė.